Sveiki, šiandien sveikinasi su jumis Lina ir yra kovo 1, vėjuota, niuri diena. Bet vis tiek tai yra labai smagu, nes pavasaris leido mums suprasti, kad mūsų nepamiršo, neapleido ir tikrai jisai bus. Plauksim, skęsim, maudysimės purvuos, bet vis tiek tos snieguolės pražys kažkada pas mus, kažkada tas sniegas ištirps ir jos pakels galveles. O apie siuvinėjimą. Taigi, ir parodau jums turbūt nuo procesų, ilgo video nebus, nes tie patys darbai sukasi, jie gan dideli ir aš naujų nepradėjau, nes turiu darbų, kurie surinka mano visas kryžiukų limitą mėnesio su savo normomis. Tai yra didesni darbai, kuriems turiu atlikti tam tikrą kiekį kryželių ir tiesiog jau jiems nebelabai yra kur įsiterpti, nes bent jau kol galiu nenoriu apleisti tų kitų didesnių. Tad pradžia bus su mano didžiuoju slibinų drakonų smaugu. Parodau, kaip atrodom ir kiek turėjau sausio mėnesį. Ir dabar turiu štai tiek. Kažką pamečiau, popieriukus. Taigi, turiu tiek ir šis darbas pajudėjo mažiau negu turėjau. Pajudėjo 4000 kryželių į priekį. Normos neįvykdžiau, nes nuo savaitės vidurio, paskutinė vasario savaitė, tiesiog nebesivinėjau. Ir nežinau, kas nutiko, ieškojau labai intensyviai narcizų schemų, kurių neradau ir tiesiog pakibau ant telefono ir kažkokia ne mano savaitės nuotaika, tiesiog norėjosi sėdėti kamput ir nieko nedaryti, niekas nekėlė džiaugsmo, tad tokios nuotaikos nenorėjau ir siuvinėti, juolab šio darbo, kurį aš kol kas labai myliu. Tad jis pasijudėjo 4000, kadangi praeitą mėnesį turėjau virš 500, tai nuo normos 2 mėnesių nelabai ir atsilieko. Bet labai tikiuosi kitą mėnesį įsiuvinėti ir skolą ir tiek, kiek reikia. Na, bent jau kiek reikia. Apie nevarykim to Dievo į medį, kai žinau, kad sekantis mėnesis bus kovas. Tad labai džiaugiuosi pasiekus tą kampą. Labai norėjau užbaigti tą kontūrą, kur prasideda ir baigėsi. Ir čia jau kažkur čia turėtų atsirasti kitos spalvos, negu kad šios 2 plus blendas iš jų. Nes taip smagu siuvinėti yra dideliais plotais, greitai viskas labai juda, bet nuobodu. Ir galų gale, kai jau tokie orai, kai jau pasiilgę esam tikrai spalvų, bent jau aš sakau, kad man tiesiog labai jau trūksta spalvų. Aišku, balta visą žiemą yra gerai, geriau negu purvas, bet jau norėčiau aš pamatyti snieguolę ar ten kokį kroksą lendant iš pievos. Bent jau užuomazgą, gyvybės kažkokios. Ir tad kažkokių spalvų bus šitą darbą vėliau, tad jis pasijudėjo tiek, kiek pajudėjo, traukiam jį toliau. Sekantis mano darbas, kuris juda kas mėnesį, taipogi spalvomis manęs nelabai džiugina, tai yra RTO kaubojus. Jis dalyvauja metinėme Ugninio arklio savo grupėje Kryžiukų namai. Ir jisai pajudėjo į priekį. Parodysiu kelių nuotraukų, kiek buvo jo praeitą mėnesį. Ir per šį mėnesį jis pajudėjo 1300 beveik kryželių į priekį. Ir atrodo dabar taip. Kažką pamiršau. O, čia žiūrėk, dar daugiau yra. Atrodom taip, aišku, apšvietimas yra vakaro, bet kadangi jau taip. Toliau judėsim su turbūt arkliuku, nežinau, labai nenoriu tų pustinių, labai darbeliai man patinka, jo serija patinka, bet pats tas, kas yra jame, kaip reikia jį siuvinėti, man labai jisai, nežinau, aš pradedu siuvinėti ir pradedu galvoti, kaip čia tuos pustinius dėlioti, nuo kurios pusės, jau susisvajoju ir nebesiuvinėju, pradedu krapštytis labai lėtai. Išsiuvinėjau kokius 300 kryželių, jaučiuosi kaip išsiuvinėjus kokį 1000, tiesiog jis mane išsiurbė. Bet judam, tad tikiuosi, šį mėnesį, tarp kitko, jam reikia išsiuvinėti 2000 kryželių.
Tad nemažiau 2000 jisai turi pajudėti. Turėtų pajudėti. Taigi, toliau šį mėnesį judėjo kas? Smaugą parodžiau. Jūs matėte mano kalendorius. Sausis. Jo turėjau štai tiek. Ir aš jį pabaigiau. Ir dabar jo yra tiek. Jis tik aišku yra labai susilandęs, nes buvo pasmaugtas snapo. Tad čia yra mano sausis. Kažkiek spalvų man įpūtė. Po sausio pabaigiau sausį, kurio nespėjau sausio mėnesį. Ir pradėjau ir pabaigiau vasarį. Jis irgi buvo pasmaugtas šiandien snapo, bet jau tokia jau abiejų dalė, kol pabaigsiu šį gabalėlį. Spalvos čia tikrai nevasariškos, po vienų pilkų niūrių atspalvių kiti, bet štai taip atrodo abu gabalėliai. Tai šis darbelis turėjo virš 3000 kryželių, kažkas 3,5 gal daugiau, o vasaris jisai buvo daugiau pusinukų, mažiau pilnų, tai jisai sutilpo į 2600 kryželių. Čia jau su visų backstitchu ir viskuo. Tai tokie, sakyčiau, labai fainiai pradėtukai ir pabaigtukai, įmanoma pradėti ir pabaigti. Bet spalvų iš tikrųjų jie turi daug. Jeigu šiam sakiau, kad turėjo 25, šitas turėjo gal 22 kažkas tokio, tai kovas turės jau virš 30 spalvų, 30 gal 7, o darbelis va tik toks. Balandis yra iš vis 50 spalvų ir pasižiūrėjau, kiek yra spalvų, nurovė stogą, žinokit. Bet. Balandis mano gimtadienio mėnuo, tebūnie tas 50 spalvų, turi būti spalvingas tas balandis, ar ne? Taigi, štai šie, gal jeigu tik kur nors čia pasivaidena dar truputį po akim. Tai pradėjau ir pabaigiau. Praleidau vieną darbą, bet ir to paskui rodysiu. Toliau pradėjau naują Dimensions into the Light tigriuką. Spalvos vėl juoda balta. Tad man tikrai reikia kokių narcizų, nežinau, tikrai reikia kažko ryškaus, kažkokio geltono, nežinau, apskritimo, blyno geltono išsisiuvinėti, kad atpirktų. Ir užsižiūrėjau. Siuvinėjau ant aidos buvusios renginyje. Labai bjauri aida, labai kieta, labai šlykščiai siuvinėjasi, bet aš jos nekeičiau. Ir greičiausiai, kad aš šį darbelį uždėsiu ant rėmo, bet kol kas nedėjau, nes nemanau, kad aš jį siuvinėsiu sekantį mėnesį. Manau, kad aš jį nuimsiu nuo snapo ir jisai eis pailsėti. Tol, kol pabaigsiu savo žirgo, bet labai norėjau pradėti, kad būtų pradėtas. Ir aš jį pradėjau tiek, kad turiu, kiek matot, ir tai yra virš 1300 kryželių. Tai jeigu taip žiūrint į patį darbelį, tai yra šitas, čia jau ausytės kampas, šita linija jau yra čia. Siūlai yra nuostabiai, o tokie. Čia iš tikrųjų yra kasytė, susipyniau, kurie yra ant rūšiuoklės. Ir tai čia, kas yra papildomi siūlai. Čia jų yra labai daug. Šiaip mane nustebino, nes pats darbas, kiek jis yra apie 20, gal virš 20 000 kryželių, bet čia tų siūlų. Dar tabūnie. Aišku, aida yra 14. Tai bent jau tai gerai. Nėra labai tų išprotėjusių daug visokių pusinukų. Aš jį dabar gerai atsimenu. Tai šitame darbe 14 aida yra tik... yra vienas bjaurus dalykas. Jau šitame gabalėlyje čia buvo, neklystų, būtent šviesi spalva suvinėjasi 3 gijomis. Ir paskui čia jau čia yra ir blendas. Šita spalva yra 3 gijos, kitos yra po 2 gijos ir grynos spalvos ir blendas. Dar mačiau bus kažkur blendas iš 3 ar 4 gijų.
pusinukų, man atrodo, apačioje. Va šitoje vietoje ten kažkas, jis kaip jūrų šviečia. Kažkas čia žodžiu bus. Bet šiaip viskas tvarkoj, ten kažkokių labai didelių bjaurasčių nėra. Ir pamiršau parodyti savo kasmetinį prancūzišką samplerį primityvą sau dalyvį, kuris neturi pavadinimo. Ar aš šiais metais tiesiog neradau, ar jis nebuvo aprašytas, nes dažniausiai šitame darbe, šituose metinėse primityvuose savose būdavo informacija, kur yra originalas, kelintų metų yra originalas. Šiais metais aš jos ar praleidau, ar neradau, ar tiesiog nebuvo paskelbtos šios informacijos. Galbūt todėl, kad daug kas susiranda originalą pagal aprašą. Žinant, kuriame muziejuje yra ir kelintų metų ir iš kurios šalies labai gali lengvai archyvose susirasti originalą. Ir turbūt nutekėdavo informacija, nes aš ne visus metus realiai buvau susiradus originalą būtent per tą informaciją. Tik aš, aišku, niekam nerodydavau to originalo. Tad nežinau net kelintų metų, žinau, kad tik iš Prancūzijos. Tad, žodžiu, vynuogės pajudėjo šį mėnesį. Prilimdžiau trūkstamą dalį kontūro. Spalvų nekeičiu. Mačiau labai gražių konvertacijų spalvų, kur merginos pakeitė vynuogės į labiau vynuogių spalvas, tokias alyvinę įvedė, lapelius padarė labiau tokius šiltai žalius. Aš nusprendžiu nieko nekeisti, kaip yra, taip yra ir nesukti savo galvos. Tiesiog nenoriu aš tų variacijų, nes kai neturi viso darbo prieš akis, nežinai, galbūt tos spalvos susižiūrės paskui po kiek laiko ir jos viskas susidės į vietas. Jeigu aš dabar pakeičiu šias spalvas, galbūt jos netiks prie likusios dalies. Todėl pasitikė autorė, nes kiek iš šios darbų mačiau, kiek metų jau tai daro, visada būdavo viskas labai tvarkoj. Jau padariau su vienu didžiausių savo samplerių klaidą, kad lėčiau spalvas ir formas ir sudegiau. Aš kažkaip pabaigiau, bet man dabar nepatinka, kaip aš tas spalvas keičiau. Tai ant šio didelio darbo klaidos nedarysiu, nes darbas didžiulis. Jis yra, manas, 300 ant 300 kryželių. Siuvinėjau 1x2 ant 40 lino. Jau sakyti aidos. Šiaip labai spalvas netokios rodo kamera, nes nedėlą. Šiaip pati ta spalva lapelių nėra ruda, jin tokia švelniai žalsva. Tai yra, jeigu aš neklystu, tai yra, kad įsivaizduoti, kokia čia spalva. 304. Ne šia. Ir ne šia, tik kad čia bus va šia. Nebeturiu spalvos, iš tikrųjų nebesigaišinsiu. Tai žodžiu, turim tiek. Na ir ką daugiau, viskas. Per vasarį, kuris turėjo 28 dienas, sugebėjau siuvinėti 21 dieną ir padariau 15 300 kryželių. Kad ir kaip gaila, kad nesiuvinėjau likusių tų 7 dienų per visą mėnesį, aš įsiuvinėjau daugiau negu per sausį, kai siuvinėjau 25 dienas. Tad sakyčiau, kaip 21 dienai 15 000 virš yra visai neblogai. Ir tiek. Jokių planų kitam mėnesiui, apart to, kad judinam savo, toliau tęsiu su mėnesiais šitais. Kovo mėnesį šitas kaubojus juda ir, žinoma, mano gražuolis drakonas, kurio dar niekas dar jo akių nemato. Tai tiek, o daugiau nusipirkau iš Pepko. Čia dabar manau, kad bus mūsų daugiau, kurios susigundys pabandyti. Aš jums rodžiau jau lygiojo siuvinėjimo, kad drugelius, paukštelį prieš tai, sausio mėnesio video. Bet dabar pamačiau, kad yra kitokių darbelių. Taip, įsigijau dar vieną lygųjį siuvinėjimą. Aišku, man daug kas labai nepatinka, kas čia yra, bet yra kas ir patinka. Šiaip gal klaida nepabandžius pirmąją imti antrą, bet labai norėjau.
Čia yra galbūt tas spalvų stygius. Ir kitą pasiėmiau štai tokį. Čia yra punch needle rinkinys. Ir va taip. Turim viską, ką reikia išsiuvinėti. Kaip kad rašo ant viršelio ir įrankis tam badymui ir viskas. Aišku, buvo dar iš tos paties Pepko serijos ir nerti, ir kas dar buvo, ir makramę, ir žaisliukus daryti, ir kažkas dar labai įdomaus buvo, kad vazelės, ne vazelės, bet, na, iš tikrųjų buvo labai daug skirtingų tokių iš to hobby serijos, tiesiog kryžiukų nebuvo, tai manau, kad ir nebus, nes tiesiog jie gan tokie primityvus, nebrangus rinkinukai, bet tiesiog norėjau išbandyti tą punch needle, nes yra tikrai mažutis ir truputėlį žalios spalvos, vat kaip kamera iškraipo spalvą dabar. Šiaip čia iš tikrųjų tokia beveik salotos spalva, o jum tokia atrodo kaip tokia tridukė. Šiaip čia tokia salotinė, graži salotos, skaisti tokia spalva. Taip pat iškraipė labai vat ir šitą, nes jis yra labiau, šita spalva yra žalia negu ruda, jinai nėra ruda. Na, pabandysiu kelti. Ir esu įkėlus nuotraukos geriau matos. Tai tiek, toks tas mano jovalas, toks tas mano vasaris. Ir tiek, susimatysim sekantį mėnesį ir žiūrėsim, kaip eisis. Iki.